pradedu savo naują gyvenimą, pensininkės gyvenimą, ir pradedu, arba tiksliau, atnaujinu savo tinklaraštį. Tai, ką kažkada jūs galėjote skaityti, kaip Maldeikienės ten blogą, kuri kažkokiu tai metu, ypač kai buvau Vilniaus tarybos narė, labai nemažai žmonių skaitė, nes aš komentavau įvairius dokumentus, įvairias situacijas taryboje, kaip jos vyksta. Na, paskui skaitė mažiau ir Seime dar daug skaitė, bet dabar jis yra iš esmės atnaujintas, visiškai kitaip atrodo ir aš jame pasakosiu įvairiausius dalykus. Aš labai norėčiau, kad jūs jį užsiprenumeruotumėt. Jeigu prenumeruosite, gausite pranešimą, kad atsiras naujas tekstas. Tikrai neketinu jūsų tais tekstais užversti kiekvieną dieną be sustojo. Ir labiau jisai visas pradės veikti nuo rugsėjo, nes vis dėlto yra toks dalykas. Aš labai džiaugiuosi viena savo fraze, kurią ir jums galiu pakartoti. Aš esu dar tiek jauna, kad labai gerai žinau, kad jau esu sena. Tai yra toksai iš tikrųjų dalykas, kad aš aišku ir negaliu užversti ir aš be to labai gerbiu jūsų laiką. Man labai patinka vienas žurnalistas, kuris sako, mes jums darome viską trumpai, nes jūs gerbėme. Aš kartais darysiu ir ilgesnės laidas, kada mano galva jos bus svarbesnės temos, kada bus daugiau argumentų. Apie ką aš ten kalbėsiu? Na, pirmiausia, mano tekstai, tenai bus šiek tiek video įrašų, bet bus ir tik tai tekstų. Ir tai bus tekstai, kurie daugiau yra apmąstymai, refleksijos apie politinius procesus ar kitus procesus, o ne vien toks labai nervinga kasdienė reakcija. Tokia labai būdinga mūsų socialiniam tiklam ir žiniasklaida, kada žmonės nežino istorijos, klausimų istorijos, jie pasakoja, tarsi viskas prasidėjo šiandien, o rytoj jau vėl iš naujo ir rytoj dar iš naujo ir tu nebesupranti, iš kur kas ateina ir kaip vyksta. Tai iš tikrųjų bus tie tekstai gal skirti tokiam ramesniam paskaitimui ir jie tokiems ir žmonėms, kurie tokie dalykai įdomus. Iš tikrųjų aš manau, kad tie žmonės, kuriems įdomus procesai, kaip jie vyksta, kokios galimos jų priežastys, taip toliau, kurie skaito knygas, o ne vien tik tai žiūri kokius nors šotus ir skrolina socialiniuose tinkluose visiškai niekaip nereaguodami į dalyką, tai jie turi turėti irgi kažkokią galimybę kažkokiai savo išraiškai. Man iš tikrųjų norėtųsi, kad skaitytojų būtų daugiau, bet daug labiau man norisi, gali būti jų kiek nori, nors 5, bet tai žmonės, kuriems įdomu, ką aš rašau. Ir aš tikrai sąžiningai pasistengsiu tuos darbus atlikti. Šiaip pagrindinės temos, apie kurias kalbėsiu, tai bus pirmas dalykas, ką mąstau ir kaip mąstau. Šitas mano tinklalapis, jis turi labai aišku pavadinimą, kuris matosi netgi šiek tiek mano šios dienos įvaizdyje, taip, jis vadinasi Maldeikienės akiniai. Bet ne ta prasme, kad aš turiu daug akinių. Šiaip pasižiūrėjau nelabai daug, tik tai 4. Kaip žmogui, kuris nuo 13 metų akiniuotas, tai nėra labai didelis skaičius. Bet tai reiškia, kad tai, ką aš rašysiu, bus visiškai aiškiai fiksuota kaip tam tikros mąstymo formos, tam tikrų knygų perskaitytų, tam tikro pasaulio supratimo, tam tikrų vertybių, kurios man yra svarbios. Peržvalga, kaip kiti dalykai, žiūrint pro šitą pasaulio formą, matosi. Aš iš tikrųjų nesu tiek naivi ir tiek kvaila, kad įsivaizduočiau, kad žinau tiesą. Dabar Lietuvoje tikrai prisiveisė daugybė jaunų žurnalistų, deja dažniausiai žurnalistų, kurie tiesiog sėdi ir analizuoja procesus, apie kuriuos turi nulinį supratimą. Na, jeigu norite klasikinių pavyzdžių, tai klasikinis pavyzdys turbūt yra Dovidonytė, Birutė ir panašiai. Aš kažkaip pagarbiai žiūriu jų darbą, aš perskaičiau abi jų knygas, jos yra primityvokos, pač pirmoji. Primityvokos būtent todėl, kad žmogus rašo įsivaizduodamas, kad politinį procesą tu gali suvaldyti tiesiog tokia, atsistoja kokia nors mergaitė ir jinai ten tave patardo. Tai tokių patardymų iš žurnalisto aš esu girdėjusi labai daug. Jie yra ganėtinai primityvūs, todėl kad jie dažniausiai net nepagauna, kaip tas visas politinis procesas vyksta ir kiek ten yra povandeninių akmenų ir kaip iš tikrųjų tie procesai turėtų atrodyti. Kad aš neatrodyčiau, kad aš čia jūs tiesiog kažką tai ten labai niekinu. Aš skaitau iš tikrųjų labai daug politinių knygų ir viena mano mylimiausių lektūrų yra įvairiausios politinės knygos, kur aprašinėjami dažniausiai Amerikoje labai gražiai tai daroma, arba Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėje karalystėje,
kur iš tikrųjų labai profesionaliai ir įdomiai aprašomas, kaip vyksta politinis procesas, kokie ten vandenys. Ir tie žmonės paprastai vis dėlto yra ilgus metus žurnalistai, jie labai ilgai mokėsi, labai dažnai jie yra buvę ir politikoje ir matė iš vidaus. Tai Maldeikienės sakiniai bus per tos sakinius, kur jums pasakoja dalykų žmogus turintis išsilavinimą politekonominis, suvokiantis ekonominius procesus kaip tam tikrą politikos ir ekonomikos sąrangą. Ir tai bus tekstai žmogaus, kuris irgi turi dar religijos filosofijos įsilavinimą. Tai ir aš kartais galiu padėti jums atpažinti vienas ar kitas mąstymo klišes ir jas paanalizuoti, parodyti jums, kur ten yra. Tai pirmas toks blokas didesnis bus politikos kritikai, politikos virtuvė, politikų paveikslai ir kritikų kritika. Kritikų kritika tai yra šitie visi žurnalistai, politologai, aktyvistai, jie labai dažnai kritikuoja politikus ten, kurių kritikuoti nereikia ir nemato tų vietų, kurios būtų galima kritikuoti. Ir iš tikrųjų, kurias tu praleidi dėl įvairių priežasčių, tai aš pabandysiu čia parodyti jums. Kitas dalykas, kas man yra čia tokia antra didesnė tema, tai yra ekonomika tiems, kuriems sunku suvesti galus su galais. Aš skaitau kolegų ekonomistų, gal ne visai kolegų, tiesiog ekonomistų, aš labiau, politekonomas yra toks ekonomikos filosofijos, ekonominio mąstymo fenomenas, kurie žino dalykus, jie ten ištraukia tekstus, bet jie paprastai nepasako, kiek už tai moka, kas už tai moka ir taip toliau. Na, pavyzdžiui, čia visi labai nesenai daug rašė apie tai, kaip BVP nuostabiai kyla ir kaip mes labai praturtėjom per tuos 20 metų Europos Sąjungos. Taip, tai tiesa, mes tikrai praturtėjom. Bet per tuos pačius 20 metų mes išlikome didžiausią nelygybės laipsnį turinti Europos Sąjungos valstybė. Tai reiškia, kai, prieš 2 dienas man kofeinė prie Baltojo tilto šuniukui, kuris su manim buvo, pasiūlė plaktos grietinėlės ir sakė, ne, jūs nebijokite, į be laktozės. Tai aš supratau, kad taip, mes gyvenam net ne Europoje, mes gyvenam jau tam pirmam pasaulyje, bet jame negyvena didžioji dalis Lietuvos. Ir dėl to tada mes turime tokius, pavyzdžiui, rinkimų rezultatus tam tikrus. Tai kartais reikia vis dėlto procesus pabandyti paaiškinti paprastai. Ir čia bus labiausiai skirta tiems žmonėms, kuriem pasakoja, kad jūs investuokite iš savo 2000 kažkokias nesąmonės. Tai aš iš tikrųjų labai netgi turiu tokią svajonę, nežinau, ir padarysiu, bet gal padarysiu kada nors parašyti asmeninius finansus tiems, kurių pajamos iki 2000 į rankas. Ir tai yra visai ne tai, ką jums siūlo bankai, ne tai, ką jums siūlo ten dideli tie žmonės, kurie privačius fondus prižiūri ir taip toliau. Čia yra labai skirtingi dalykai. Ir visai kitus dalykus reiktų matyti. Dar vienas dalykas, kuris man čia yra labai svarbus, visi, kas užsiprenumeruos mano tekstą, galų gale ir kas nesiprenumeruos, galėsite atsisiųsti mano knygą, kurioje sudėti mano tekstai, kurie parašyti nuo 1988 iki panašiai 2010 metų. Ir aš nuoširdžiai jums pasakysiu, kad aš ją tą knygą skaičiau. Tai buvo viena įdomesnių knygų, ypatingai 90-91 metai, kai aš dirbau Seime, Lietuvos ryto apžvalgininkė ir rašiau apie tai, kaip kūrėme įstatymus ir konstituciją, kuriais dabar vadovavomės. Ir kadangi ten yra labai daug įžvalgų į tai, koks politikas ką sakė ir netgi mano pasvarstymų, kodėl taip galėjo būti ir kokios pasekmės, žinot, labai įdomiai skaitosi. Visi, kas pradėjo skaityti, vis sakė, kaip įdomu. Na, toks savotiškas istorijos vadovėlis. Tai jeigu jūs tokie dalykai domina, jūs tiesiog atsisiunčiate ir ten skaitote visokiausius dalykus. Yra ir pavardžių rodiklė ten sudėta, tai jeigu, pavyzdžiui, kokia pavardė reikalinga. Kam aš tai darau? Todėl, kad neprasideda pasaulis šiandien. Pasaulis yra sukurtas kažkada tai labai senai ir kažkas vis dar prisimena tradicinės vertybės iš 2000 metų prieš Kristaus gimimą, ir vis tas kartoja be sustojo. Bet yra ir trumpesnė istorija. Tai va, save laikyti kontekste yra labai svarbu ir ta knyga jums gali padėti. Ir prie viso to aš tenai sudėsiu savo buvusius straipsnius, kuriuos aš rašiau, būdama Vilniaus tarybos narė, Seimo narė ir Europos parlamente, kad aš kalbėjau apie parlamento darbą. Ir dar viena tema, kuri man atrodo labai šiuo atveju svarbi, aš kalbėsiu apie tai, kaip gera būti senam. Kai aš buvau mažutė ir aš tą labai gerai prisimenu, kad aš visada galvojau, kad įdomiausia tai būti senam. Seni žmonės man atrodė be galo gražus, nes jie tokie raukšlėti ir tokie visi, tokie kažkokie tai kitokie.
jie kažkaip nelaksto į tos darbus ir jie kažkaip sėdi. Toks labai keistas įsivaizdavimas pasaulio ir vis dėlto aš per visą savo gyvenimą nešiau ir mano kambariuose ne vieną kartą yra buvę senų moterų nuotraukos, pabandysiu jas rasti ir jums įkelti, kurios man atrodė be proto gražios. Tai aš iš tikrųjų noriu pasakoti apie tą gyvenimo senatvėje grožį. Nes iš tikrųjų tai tas, ar tu laimingas, ar nelaimingas, nepriklauso nei nuo tavo amžiaus, nei nuo dar kas, priklauso nuo tavo dvasinės būsenos, nuo to, kiek tu nori kažko naujo mokytis. Na ir aš visą šitą vasarą jums pasakosiu, kaip man sekasi savo kaime padaryti gyvenimą, į kurį aš noriu galutinai išsikelti iš Vilniaus, nes kaip tik nusipirkau akumuliatorinę žoliapjovę, jinai neriekaus šeštadieniais ir kaimynų nervų negadins ir mokysiuos ją naudoti ir pabandysiu paprašyti visų, kad nufilmuotų, kaip man sekasi, nes aš esu labai netechniškas žmogus ir žmogus truputį be pusiausvyros, tai aš čia, bet laukai tokie, kad galima važiuoti ir išmokti kažko. Tai iš tikrųjų, jūs ten galėsite paskaityti, kaip sekasi mano pomidorams, kaip auga mano žolės ir pasižiūrėti. Ten bus, aišku, daugiau nuotraukos ir video, kurie tiesiog bus linksmi. Ką man šito reikia? Na, aš tiesiog mokysiuos, kaip filmuoti, kaip padaryti, kad tai būtų žiūrima. Ar jūs žiūrėsite? Dėkui, jei žiūrėsit. Jei nežiūrėsit, tai man bus toks asmeninis gyvenimo dienoraštis. Toks dienoraštis su vaizdais ir viskuo ir aš visaip galėsiu linksmintis. Ir dar kartą pakartosiu dar dvi savo frazes, kurias aš kartais žmonės manęs atsiunčia, kad jiems patiko ir po to aš pradedu galvoti, gal tikrai ta netokia kvaila frazė. Kažkada tai stiliaus žurnalas manęs paklausė, tas senai buvo, gal 99-ais, stiliaus žurnalas manęs paklausė, kaip aš jaučiuosi, neturėdama laiko savo sūnums išvirti pietų. Nežinau, kodėl jie nutarė, kad mano vaikai nevalgo. Valgė mano sūnus ir šiaip nieko lyg ir darydavau kasdien valgyti, bet čia net netame reikalas. Man labai patiko mano atsakymas. Aš pasakiau, manęs visai nejaudina, ką jie valgo, mane jaudina, ką jie skaito. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tas pasitvirtino ir man dabar yra apie ką su savo sūnumis pakalbėti, jie iš tiesų skaito. Antras dalykas, aš dar kartą noriu pasakyti, kad verkti reikia ne dėl savo piniginių, ne dėl savo pinigų, ne dėl savo svorio, verkti verta tik dėl vieno dalyko, dėl savo smegenų. Tai aš kažkaip apie tas smegenis, kaip tos mano smegenys vis dar gyvena, kaip joms sekasi ir ką jos supranta ir ko nesupranta, aš ir papasakosiu. Tai Maldeikienės sakiniai bus ne tiek apie akinius, kiek apie smegenis. Labai tikiuosi, kad prisiprenumeruosite mane.